Sveiki, čia Tadas Kirvėla, žinomas kaip akcionistas, norėčiau paaiškinti, kaip reikia nustatyti mano konfigą ir jį konfigūruoti. Visų pirma, atsidarome instalą. Dauguma jūsų, kaip pastebėjau, čia parašyta. Aiškiai, kaip nežinau, bet jūs turbūt anglų nemokot arba visiškai individai esat. half-life.exe location. Galiu lietuviškai išversti. half-life.exe failo vieta. Taip, dabar paaiškint, kaip reikia instalinti. Paprastas būdas prabrausti, man atrodo, ne? Einam čia pohu Steam ar non-Steam folderis, nesvarbu yra. Aš rinksiu Steam. Pasirenka Counter-Strike folderį arba Valve, jeigu bus non-Steam. Taip, ir dabar jūs iškart spaudžiate visi next, bet ne, reikia visų pirma nutrinti location va, nes kitaip suinstalina ne ten. Next ir pradedam, arba galime kitaip. Tokiu būdu instalintuoju, bet ne ten. Nueiname Steam ar kur nors folderį, pohu čia. Taip, atsikopiname ir tiesiog papastiname. Irgi instalinam. Gerai, instalinam dabar. Štai, dabar dauguma jį suzyzė, kad kurva nepasikeičia nikas arba sensas ir visa kitka. Dabar išaiškint, kaip reikia viską pakeisti, nes man atsibodo aiškinti. Pirma, nueiname user configą. Kaip ir visi, jūs pasikeičiat viską, kas jums patinka. Išaiškins dabar viską. Daeiname iki URL detail textures 1. Dauguma jūsų jį paliekat on ant vieneto ir dauguma jums lagina, jeigu ten jūsų grabas PC. Tai paaiškinsiu taip, jeigu jūsų kompas išlaiko vis laik pastovų 100 fps, o pat turi dėti ant vienetą, jeigu norite, jūs turėti detalės tekstūras ir kad geriau matytųsi viskas. Jeigu ne, tiesiog padate ant 0 ir bus kaip ir defaulto counterio. Aš pasilieku ant vieno. Toliau, einam į apačią. Čia yra sensitivity ir mouse color man uždėtas. Jūs pasikeičia jos arba tiesiog ištrinat, jeigu nenorit. Čia užsidėt kokį laktrozaurą ar ryšį kokį pohu užsidėt neimą arba ištrinat irgi tas pas kaip ir su sensu. Ir jūs tiesiog išeinat, ne? Bet ne, reikia dar nueiti į no-im.cfg irgi tą patį padaryti ten. Ten lygiai tas pats, kad pakeisti keletą dalykų. Va, irgi pakeičiame ir detail textures, sense, cursor color'ai norit ir neimą. Išeinam ir ant masteris irgi tą patį, lygiai. Išeinam ir viskas. Dabar atsidarome counterį ir turėtų maždaug atrodyti vaizdas šitaip. Viską rasite konsolinę, bet nesuprantate anglų kalbos, tai suvedame konsolį mode 1, pasirasti brūkšnys mode 1, mode 2, scripts ir viską rasime, ko reikia.